Prieš mus statomas energiškai efektyvus namas, kurio šeimininkas stengiasi sandariai įrengti tiek išorinį, tiek vidinį namo apvalkalą. Namo išorinis apvalkalas – tai 3-sluoksnio mūro konstrukcija. Nešančioji siena iš keraminių blokelių, o šiltinimui ant specialių armuoto plieno kaiščių buvo montuojamos ypatingai šiltos mineralinės vatos plokštės ir specialios priešvėjinės plokštės. Pagrindinis apšiltinimo sluoksnis yra 125 mm storio mineralinės vatos plokštė su lambda koeficiento reikšme 0,033 ir papildomam išorės sandarinimui ir taip pat šilumos izoliacijai buvo pasirinkta priešvėjinė stiklo vatos plokštė, kuri turi ypač geras šiluminės charakteristikas, jos šiluminis laidumas yra 0,031. Plokštės ilgojoje briaunoje yra griovelio liežuvėlio jungtis, kuri padeda teisingai sujungti ir kitas dalykas, reiškia, užtikrina jungtyse papildomą sandarumą. Persikeliame į namo vidų. Matome jau beveik baigtą šiltinti šlaitinį stogą. Yra 250 cm tarp gegnių montuojama ir su ypač šiltomis charakteristikomis mineralinės vatos plokštės. Tolimesniam namo vidinio apvalkalo sandarinimui yra naudojama oro garo izoliacinė plėvelė. Plėvelė prisitaiko prie santykinio oro drėgnumo ir vasarą, kada, tarkim, santykinis oro drėgnumas yra ganėtinai aukštas, plėvelės mikroporos truputėlį atsidaro ir leidžia pertekliniai drėgmę pasišalinti lauk. O žiemą, kada prasideda šildymo sezonas ir patalpose santykinis oro drėgnumas būna žemesnis, tokiu atveju plėvelė savo mikroporas uždaro ir neleidžia vandens garams patekti į tvarinę konstrukciją. Montuojant oro garo izoliacinę plėvelę, taip pat naudojami specialūs priedai – lipnios sandarinimo juostos ir elastinga mastika. Sandariname vietą, kur jungsis garo barjero plėvelė su monolito konstrukcija. Naudojame elastingą dvipusę lipnią juostą, su kuria galima dirbti ir prie -10 temperatūros. Taip pat sandarinimui naudojame mastiką. Lipnią mastiką prie blokelio, tam, kad suformuotume sandarį jungti tarp blokelio ir garo izoliacinės plėvelės. Lipnios juostos praverčia ir sunkiai prieinamams vietoms sandarinti. Šitos juostos privalumas yra tas, kad turi vienoje plokštumoje 2 lipnes zonas. Reiškia, jeigu mes turime, pavyzdžiui, kampinę jungtį, tai vieną lipnę zoną mes priklijuojame prie garo izoliacinės plėvelės paviršiaus, o kitą lipnę dalį ištaikę ir linkiamą kampą priklijuojama arba tai prie lango rėmo, arba prie medinės sijos, arba prie OSB plokštės ir taip toliau. Dar vienas svarbus darbų etapas – užsandarinti persidengiančius pačios garo barjero plėvelės sluoksnius. Juostos kraštuose yra geltona linija, kuri parodo, kiek reikia užleisti papildomai tos pačios garo izoliacinės plėvelės vieną ant kitos. Ir plėvelių sandaroms naudojame specialią juostą, kuri sukimba su garo izoliacinė plėvelė. Ir dar keletas praktiškų patarimų, į ką reiktų atkreipti dėmesį statant energiškai efektyvų namą. Šiuo atveju statybininkai labai teisingai pasielgė, jie tiesiog elektros instaliacijos visus kabelius išvedžiojo prieš garo izoliacinį sluoksnį ir, tarkim, tos vietos, kurios skirto neišvengiamai garo izoliacinį sluoksnį, kaip pavyzdžiui čia, reiškia, buvo papildomai sandarinamos, ypatingai kruopščiai, buvo naudojamos specialios lipnios juostos ir, reiškia, speciali lipni mastika, kuri netgi įsipūtė į pačio vamzdžio vidų tam, kad netgi pro mažiausius plyšiukus nesiskverbtų oras iš išorės arba jisai neiškeliautų lauk. Viskas turi būti labai kruopščiai užsandarinama.